duok mirusiems viešpatie. Amžinatis duok mirusiems viešpatie. O čia yra babulelės sesuo su vyru. Leokadijos jaunesnė sesuo Sofija. Ji dar kažkada ir buvo atvažiavus ir yra šakienė. O jos vyras, garsus fotografas, visos prieškario nuotraukos tai to darytos. Jauns jis žuvo. Jis buvo šaulių vadas ir kartu gaisrinės vadas. Kai atėjo karas, tai jis iškėlė kokį raudoną kryžių, ar ką rusai pamatė. Sušaudė lavonus į gaisravietės, sudegė, ten buvo žiaurės laidotuvės. O tie šakiukai visi jauni dar buvo, vaikiukai, po 5, po 10 metų. Ir paskui ta Zofija jos karo metais. Su Antanu buvai. Tai aš su Antanu buvau. Taip, Antans to šakio Vaitiekaus sūnus. Dabar Antans labai suvargė. Mes buvom kūmuose. Taip. Tas Antano čia. A jis ten ir gyvas. Gyvas, bet suvargęs ten jo žmonelės. A, jie du likė su ta Liucija ir tas Antanas, ne? Ir dar Pijau žmona likus yra. O šlepečių nėra. Bet su antra žmona čia ar ne? Kažkaip sakė atskirai. Sakė žmonas ten. Žmonas visai atskirai. Ten, kur buvom pirmai, palauk, tu nespėjai. Čia yra tarnaitė ir jo. Mums yra senelis. Tu man paaiškini, kaip viržintai giminės. Viržintinį buvo tėvelė. Ne tėvelė, o buvo mūsų mamas. Sesuo. Babas, ne mūsų mamas, bet reikštų babas. Žintinė yra kas poterių šitą. Jasaitė. Įdiglėlė, Virgintinė ir tavo mama. Tavo mama. Kur Antanas buvo? Tegul melba. Teteine tavo karalystė, tiesie tavo valia kaip dar. Sakė 17 gimė. Ai, mirė Ne, tai tu ne apie Jasaitės. Mūsų mamas tai buvo 12 seserų. Irgi Jasaitė. Irgi Jasaitė buvo. Kas čia jie buvo? Antro pusantro. Aitros gyveno. Per kelią ten pat. Per aitrą reikėjo. Petrunėlė, Balbekė. Labai gražiai atrodė. Bet ir amžius. 94 metai. Aš tu kalbėjai, tu gražiau kalbėjai. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, tėtie tavo karalystė, tiesie tavo valia. Kaip mūsų tėvelio pusėserė? Taip. Pusėserė ir tėvelio pusės, čia iš tėvelio pusės, ne iš mamos, iš tėvelio. A ten to ilgą degtuką nebeturi. Nu, šitie čia tubučiai mūsų Jolanta Reita. Kastytė, tie tubučiai, tu mūsų tubučiai čia tėvai, ne? Man atrodo, kad tėvai. Aš bijau gerai pasakyti, kažkaip kalbėjom su Liucija. Nes jie į Sibirę mirė tėvas. Jie parsivežė, paskui Liucija su Jurgiu važiavo parsivežti iš Sibiro. O Liucija jau nepavyko prišnekti. Čia va daug surašyta tų. Šiandien yra, bet yra kitam užsiėmime 12 valandą vestuvėse dalyvauja. Nu, vestuvė žinai, kai jau. Nu, susirašėme 12 valandą. Tai jeigu prisijungs vėliau. Tai reiks suvalgyti dvigubai, aš ant 30 žmonių užsakiau. Šiandien nuėjau, sakau, nebekeisiu. Tu dar nešnekėk apie valgymus, labai šaliksim. Dar didelę programą iki valgymų. Jo, dar didelę programą. Reiškia, dabar sakė, mišiuose nepavėluoti, būti prieš 12 zakristijons, nes vienas kunigs tai yra, kai jau kas eitų iš paždės. O paskiau, iš karto po mišių padarysim fotografiją, va, Editą turim profesionalą priešais. Ne, tokia graži bažnyčia tavo apžiūrėjo. O kokia kūdra, pažiūranas tik tai buvo. Buvo, čia yra kūdra. Žiūrėk, tokia kūdra, man pasako, sako, čia kaip po Ginskių buvo padaryta. Eiktų taip giliai, ten keli metrai žemynai. Tai yra mūsų mamos tėveliai palaidoti abudu. Ona ir Laurinas. O va šalia yra mamos sesuo, čia yra Magdutė. Su vyru. Jūsų mama sesuo. Ir ten yra tos pusėnės, nu, Adelis čia dar va,
Anūks ir yra brolis. Bus katėlių. Prisipirkau žvakių. Gali dėti antrą dar žvakių. Nebebus. Nebebus, ten nebereikia. Nu tai ten prie Urbanų padėjai, nepadėjai ten, kur girnapai. Nu, aš nežinau, kam tos jau nebėr kur dėti. Statytojų. Paskui liko giminaitė, ten tokie pusės, tai paskui valdytoja tą, kai jau numirė. Kokia graži žmona. Šis matyt sidabrinis yra, nes čia padėts toksai kažkoks svarbus. Tas pirmasis varpas, Bet einam profesionalai. Ar čia tradicija, kad surenkat giminę, ar čia proga? Antrą kartą atvažiuojam. Pirmą kartą mes per daug norėjom apžioti ir užspringom. Pabaigėm tėviškai prie stalo ant žolės. O dabar pradėjom nuo mišių. Šiandien bus trumpiau. Va jūs vis atsimusadosite, paskui nežinot, nesat atsiekę šakių fotografų Vaitieko Šakio. Yra čia dukra. Šakytė. Šakytė. Žinot? Liucija. O, tai va mūsų giminaitė yra. Jei kiek kaip mes gailėmės, jinai kaip papasakoja Mildai, kad kai jau išėjo tas bolševikmetis, kad mama suglėmė visus pečių. Tai jei, kokios ten turėjo būti medžiagos, kokių ten turėjo būti visgi šaulių vadas ar gaisrininkas, jis ten buvo iš vis patriotas, šviesuolis žmogus. Ir čia fotografavus gal 20 metų. Bet visą neprisimenu. Pamatysim, ko gero, kai turės jo fotografijas, jo fotografuotas, aš parodysiu. Mes dar turim fotografijos. O jie, matot, kokie dalykai. Tai ten lobis buvo, bet faktas, kad, nebesugražinsiu. Čia matyti tiek įbauginta šitų laikų. Bet aš ją bandžiau štai ne kartą kalbinti. Jinai žino, mano mūsų dvasia viską. Sakė, nieko, kol aš gyva, nieko neskleisiu nieko. Kai išeisiu, tai kokia jų vaikystė buvo. Tėvelis jaunas nužudytas, o jie 4 vaikai ir visi pamečiukai ten iki 10 metų. Tai va tai šakiukai. Ačiū Dievui, labai stiprios dvasios ta žmona Melionė Zofija. Tai ji prie vokiečių dirbo kooperatyvė pardavėja, tai dar gavo algą. Nu dabar jau susirinkom, visi jau perlės. Dar ne, jau savaitę gilės. Nesavo, kad Ringailų dirba. Mano buvusi direktorė Ringailaitė. Ir jinai turi tokio. Direktorė, atsiprašau, kur ta direktorė, kokia direktorė? Palangoj jinai yra. Čia pasikrės, čia Klaipėdos krašto, kai mes pradėjom čia Slogius teis, labai mandagoji, vėl ponė čia man atima žodžius su tokia gražia skrybelė. Retro. Girėnų retro. Puiku. Gerai, mėlėlė, tiesiog retai būna taip, kad apsidžiaugt, bet galima, kad giminė susirenka ir išplečia savo, kaip sakyti, giminės istoriją, pasižiūri dar koks bendras kontekstas. Taigi, esu Vytas, man malonu labai, kad būtų gerai, kad išeitumėt iš muziejaus neprastesnės nuotaikos negu atėjot.
Ir keliais žodžiais apie tai, kur mes esame. Jau gal ir sakėte, kad Oginskių muzikos mokykloje 872 metais statyti šitie rūmai ir pradėjo veikti pirmoji Lietuvoje. 6-metė profesionaliai muzikos mokykla, Lietuvoje. Taigi Oginskiai, kai mane likimas taip juokaudamas prieš 43 metus pirmą kartą iš tą kraštą mestelėjo iš Vilniaus, tai mane apstulbino du dalykai. Bažnyčios didybė šventovės, kontrastas su tuo skurdoku šito kraštovaizdžio toks, tai didžiulis, monotoniškas lyguma. Tai buvo aiterimas iš kur, tokie miesteliai, tokia šventovė. Paskui, kas man labai įstrigo, tai Oginskių koplyčia laidavim, paskui buvo parodys fotografiją, kaip tuo metu atrodė jinai. Ir vienintelė išlikusi atminimo lenta su užrašu Bogdanas iš Kozelsko. Oginskis, paskutinis iš kunigaikščio Oginskio giminės, 909 metai. Paskutinis Aslantinis Roduks iš Oginskich. Paskutinis iš Oginskio giminės, 909. Reiškia, giminė, šitą didžiulę giminę Lietuvė užbaigė savo viskas, fondą genetinį. Užmydo. O dabar Kozelskas tai yra Kalugos sritis, tai yra Pamaskvio erdvės. Ir 16 amžiaus pradžia. Čia yra puikaus dailininko visom prasmėm Klaipėdiškio universiteto dėstytojo Juozo Vasiliaus freska. Jis išvyksta čia mūsų Lietuvoje padaręs daug puikių darbų. Atsispindi tas genealoginis medis. 16 amžiaus pradžia. 514 metai. Oginskiai, o čia padarysim tai perjungimą nedidelį. tą instrumentą. Šitą, tą bus aiškiau. Oginskiai palieko kažkodėl tas Kozelskio apylinkes ir pradeda kelionę. Penki liepsnojantį horizontai, dramatiška valstybės istorija, abiejų tautų respublikos ir tuo pačiu abiejų didžiaus Lietuvos kunigaikštystės. Kol galų gale Trakų vaivada Tadas Pranciškus įveda giminę į Rietavą. Vedybos tą žmogų, pamatysime irgi jo vaizdą, vienoj graviūrai tenai viršuje antram aukšte. Jo žmona Radvilaitė mirė, o tuo metu Rietavą valdė Tiškevičiai. Tiškevičius ir Eustachijus irgi mirė, jo žmona liko našlė, tai va du našliai, vienas vienam krašte, kitas kitam krašte, susituokė ir gavo teisę valdyti Rietavą. Bet matyti Rietavas jam asmeniškai mažai terpėjo, kadangi pagrindinės valdos Baltarusijoje. Ašmenos pavietas, Ašmenos seniūnas ir tuo pačiu Trakų vaivada. Tai 5 kartos susijusios su Lietuva. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kartos su Lietuva. Ir paskutinės 2 šakos, Linėjus ir Bogdanas Oginskis, čia užbaigė giminę ir sugėda tą, fenomenalią giminės gulbės giesmę. Tai, ką jie padaro Rietave, nes visiems laikams Rietavą ištraukė iš miestelių tokių eilinių sąrašo ir iškelia į daug klausimų teikiančias pozicijas. 909 metai ir giminė užgesta. Tai mes, kaip prieš 9 metus pradėjome žiūrėti į Mykolo Kleopo Oginskio asmenį, polonės autoriaus, ruošdamiesi jį artėjančiam 250 metinėm, o kitais metais 250 metų, kai gimė Mykolas Kleopas Oginskis. Tai vienas iš rūpesčių buvo, sakom, nejaugi niekur pasaulyje neišliko, kas nešioja jo geną, Oginskių geną. Tai mūsų dideliam džiaugsmui pavyko užmegzti ryšius su Didžioji Britanija gyvenančiais jo palikuonimis. Bet ir ne per vyrišką šaką, o per jo dukters Amelijos. Čia antroji santuokoje 3 dukterys. Vyriausiai dukra Amelija, parodys irgi antram aukšte fotografiją. O todėl, taip, į Eną ir Rydą. Tai Amelija ištekėjusi buvo iš grafo Karolio Zabuskio ir jų pralaikaičiai Dalyko, paskui valstyčiai išsidalino dalykas ir koprius. Turėdavo po vieną koprių su nimfa. Iš tos dalykų žinote? Aš daug jos skaitau kiek. Močiutė mano labai daug žinojo. Tai galėjai mano labai tik trumpai, čia be didelės kalbos, tiesiog, kadangi Oginskiai susiję su Lietuvos istorija, tai ir bendrą kontekstą. Ir čia Birutės Valenyra, kovo 11-osios viena iš signatarų buvo Birutė Valenytė. Jinai ne istorikė, ne miškininkė savo profesiją, bet nepaprastai veržli moteris, kuri baigusi signatarystę, nebekyla į politiką, o visą savo rentą, visus pinigus atidavė išvažinėti, skraidyti buvusią Lietuvos didžiausios kunigaikštystės teritoriją, kad užfiksuoti, išfotografuoti tai, kas dar primena, kad čia buvo mūsų valstybė kaip tokia. Tai valstybė didžioji rytų Europos valstybė, čia žemėlapį matosi, kokia jinai buvo, taip ir buvo, kad faktiškai didžiausia didžioji rytų Europos valstybė.
Ir ta valstybė dėl kaimynų agresijos, dėl pačių mūsų neatsakingumo, tuometinių žmonių, jinai buvo sunaikinta. Padalinta 3 kartus ir neliko. Tai fotografijose vieną kitą fragmentą nėra. Lucko vaizdai. Luckas, kur turėjo būti karūnuotas Vytautas. Ir čia galima sakyti, kad netituluota Lietuvos viena iš sostinių. Arba Pinsko, pavyzdžiui, Jėzuito kolegija, kokie įspūdingi pastatai, primenanti, kad ta valstybė buvusi, kuri buvo sunaikinta, pirmoji Europoje sutvarkė savo švietimo sistemą. Visas tas jo švietimas ir buvo Lietuvos pakėlimui. Tai žemės ūkio mokykla, jis galvoja, kad čia va apšviesiu žmonės, bet caras, tai išėjo visi į sukilimą 63. Braukšt, uždėlkai, nebus tos mokyklos. Nu, šitą mokyklą nepavyko. Tai muzikuosim. Reiškia, muzikos profesionali mokykla. Ir tai jau išliko. Tai jau tų pastatų nebėra, kur ta žemės ūkio mokykla buvo. Taip, tuose pastatuose čia ir buvo visas. Va praeisime pro tai yra lenta, va kur O nugriauti tik pagrindiniai rūmai. Tai kur tai žymybės, tas jau technikumas. Ten buvo naujos korpusos. Jau filmuoja tave. Eik, pirštų man negulė filmuoti. Tada... Ne, tai čia mano mama, tai čia yra... Srebalienė. čia va mano mama. Jo, Tubutienė. Va čia tėvelis mano. Va, o čia mano mama. O čia va Urbons Kazimieras, kaip atrodo smulkių. O čia Žemgulienė. Jo, turiu va jų tėvelis. Tai, sakai, tada tėveliui buvo 17. Tėveliui buvo 17, kai ženijo su mama. O čia buvo jaunesnis. Jau dar jaunesnis. Ir tėveliui, žinokit, mano tėvelis išdavė paslaptį. Klebonas neduodavo šliūbo tokiem jauniem, bet jie buvo gerai atpylę grūdų per kalėdas. Nu, kaip urbonam reikia. Nes mama tavo jau pilnametė, o jis dar nepilnametis. Srebalius gražus. Nu ir... O čia va Urbons senasis. Jo rankelis visos buvo susuktos, čia nesimato. Visi pirštai žiūrėjo viens į šiaurę, kiti į rytus. O iš kur tu... Ne, tai mano tėvelis su manim šnekėdavo. Ai, tai pasakoja. Dėl ko jam tos rankelis? Reumats. Jisgi buvo pirmasis giminės verslininkas. Va, Benutė, klausykis, iš ko dvasia verslininkysis. Tas senasis Urbons Jons supirkdavo iš kaimynų linus, iššukuotus, jau gražiai už palyginus normalią kainą veždavo į Rygą. Bet mes ne viens nesam verslininkai. Antanai, bet mes ne viens nesam verslininkai. Nu, Srebalienė bandė. Aš žinau, kaip Srebalienė išgyveno karo laikus. Nupirkdavo čia pigiai arklius. Žemaitijų žymiai pigesnį. Veždavo į Žagarę, su 2 arkliais nuvažiuoja. Parduod vieną arklį ir už tą vieną arklį nusipirk grūdų. Nes Srebalė iš vis neturėjo ką valgyti. Tik, čia Žemgulienė, ne? O čia Kazimieras, koks mažiukas. Čia mano mama. Čia ne mūsų tėvelis. Adamiuks su Antaniuku. O kas ta moteris, aš nežinau, mamytė kažkada sakė. O dabar pažiūrėsim. Barakė gyvena, barakė tam pačiam barakė. O kokį Šlepečiai atskirą namą turėjo? O nežinau. Nebent pačiam o čia sodinom Basanavičiaus ąžuolyną. Aš daug kur tau išdešimant, iš čia Rūmai gyvena. O Šlepečių va. Dabar, o buvo, va, šičia Šlepečių va. Aš čia buvęs tam namėlį, ten Elvyras su Birutė grupė. Aš grįžau iš Sibiro. Ai, Skrabiai? Skrabiai vadino? Jo, Skrabiai. Tu sako, gal Urbono Jono sūnus, akurat. O tėvai, tai buvo draugai neatskiriami. Jis pasakė, jeigu toks ženklas, tai bus gerai. Tai va taip Šlepečiai su Urbonais ir suėjo. Per giedojimą Urboną Joną, kuris buvo jau ten viršesnis ir vyresnis gerokai, ir Šlepečio Petrą, kuris irgi tik Šlepečio Petrui būdavo uždėta veto. Leokadija pasakydavo, jeigu dobilai bus nesuvežti, į Žemaičių kalvarį niekur tu neįsi. O jis kas metai nueidavo pėstę, jie naktį. Jam nieko nereikdavo. Savo kalnus. Sandra, mūsų dėdės Šlepečio Petro žmona, jau aš maišiausiai. Žinot, kad tas 2 giminės atstovauja 2 žmonės kovotojai su ginklu rankose. Tai Šlepečius atstovauja Povilas, nu, kiti vadina, kad jis ten Vokietiją gynė, bet gynė tuo pačiu ir Lietuvą. Ten
Ten jų ypač vadas, Semaška Jonas, toks garsus kapitonas Semaška, sakė, mes neguldykim galvų už vokiečių, kovokim protingai. Ir Semaška yra gavęs to būrio vadas net iš pačių vokiečių apdovanojimą, sako, susikiškite savo apdovanojimą, tik tai jūs mumis nebesiūskite pačius baisiausius katilus. Semaškas kartu su dėdė Povilu yra išsiveržę bent iš 2 katilų. Rusai buvo apsupę, nebeišeisi, o lietuviai pelkėm ir išeidavo. Tai va, ten mano dėdė atseikėjo labai daug paskiau. Lietuvos nematė praktiškai nuo 42 iki 58. Lageryje buvo jau iki Dachadiavų daėjęs. Tai ten ir gerų žmonės, lašiniai lietuviški atstatė. Jis grįžo į Sibirą. Jis sakydavo, kažkoks nervuotas būdavo. Jie ten lagerį tvarką prižiūrėdavo, švaru viskas. Ai, jūs čia, sakau, gyvena biškai kaip kiaulės, kaip kas. Nu, bet jis gavo Povilas labai tvarkingą žmoną ir jie su tą tvarką ir toliau rodė pavyzdį visiems mums. Nu, tai aš tiek apie dėdę Povilo, o dabar teta, nu, apie bendrą šlepečių įspūdį, kaip jums tas piktas uošvis atrodė. Gal visai nepiktas buvo, kaip čia kiti šneka. Įvėsi, nieko nežinau. Virusis arba gerai arba nieko. Nu, bet kokį nors žodį į mūsų. Tiesą prisistatykit, iš kur jūs kilus, aš bandžiau jumis atsekti. Jūs sakėt, kad paštininko dukra, ar aš sumaišiau, ar man tik taip atrodė, valdininko kažkokiu. Tarp kitko, jūs iš tų klaipėdiškių, ar ne? Ne, Grina Žemaitė. Grina Žemaitė, nežinau. Kretingos apskritis kadaise buvo. Nu, tai va, jūs nesistokit, pakalbėkit mums keli žodžius jauniem. Gali nesistoti. Gali atsisėdus, žinoma, atsisėdus. Na, iš to. Nu, kaip kad Vėžį Sibirą buvau Kretingos apskričio. Ne, gimiau Kretingos apskrityje. Kad Vėžį Sibirą buvau Plungės jau apskrityje. O dabar mano vietovė yra Skuodo rajonas. Per mano gyvenimą jau 3 kartus keitėsi. Nu kaip, buvau paprasto ūkininko dukra. Sibiras vasuvėdimas. Ir taip išgyvenom beveik 50 metų, be 2,5 mėnesių. Nu kaip, 2 dukras užaugo, atžalas yra, nu ir taip ir gyvenu. Esu laiminga, kad čia vieną turiu Klaipėdoj. Turiu paramą ir viskas yra gerai. Kad neturėčiau paramos, nebūčiau aš čia. Turiu nuotrauką, kur yra mano mamos, Jasaitės, Zofijos ir Jasaitės Viktorijos yra vieną dieną vestuvės. Yra abi tautiniais rūbais, pačios išaudė, pačios pasisiuvo ir vieną dieną susituokė abidvi. Tik tai tiek, mama sakydavo, kad jeigu būtų reikėję nutekėti tų bučių valdas, būčiau netekėjusi. Reiškia, savo ūkį, pas savo tėvukus paliko. Ir dar čia juk tėvuką buvo paėmė į lagerį, Belamor kanalą tiesė, komjaunuoliškas statybas atlaikė, vadinamas. Žinau, kad teta mano mamos sesuo Petronėlė buvo pedagogė ir geografiją dėstydavo. Ir, nu aišku, reikėjo sakyti, kad tai buvo komjaunimo statybos. Bet, sako, mintyse aš visada sakydavau, tai va, mano, reiškia, sesers vyras vargo tose komjaunimo vadinamose statybose. Tarp kitko, kažkada tai per televiziją buvo iš tos Karelijos, iš Belamor kanalo, buvo laida ir ten tokia, nu jau dabar buvusi lietuvė, bet matomai vis tiek ten dar palaiko kokius ryšius ir jinai pasakojo, kiek tame kanale, reiškia, tame kelyje, kad tas visas kelias yra nugrįstas, reiškia, visais kauleliais. Taip čia buvo 40, karo, tuoj po karo, tuoj pat, nu va.
Ir, reiškia, prieš pat vežimą, galbūt Viktorija ir nebūtų išėjusi į mišką, bet jos vyras, jie vaikų neturėjo, o mes jau buvom gimę ir, žodžiu, jie išėjo abudu su vyru, su Bužu, išėjo į mišką. Aišku, po to ir kitiem buvo nekas, bet Bužas, jos vyras, susirgo plaučių uždegimu ir jis neilgai pabuvo ten tuose bunkeriuose, mirė jis ten, o jinai iki paskutinės dienos, jinai Veiviržėnuose buvo laikomos mišios 5 paskutiniam partizanam. Tai vat irgi turiu nuotrauką ir mes buvom ir prie Veiviržėnų netoli prie miško yra pastatytas paminklas tiems 5 ten žuvusiems ir mama prisidėjo prie to paminklo pastatymo. Ir taip spėjama, kad jinai buvo paskutinioji ir kad jinai ten susisprogdino, paskutinė likusi. Tarp kitko, jos vardas yra kaip čia pasakyti, iškaltas ir Rietavo kapinėse, kur yra siena, Jasaitė Bužienė, kuriais metais yra žuvusi. Tai 53, man rodo. Jo, yra ir knyga, turiu ir knyga yra išleista ten su jų. Tik tai tiek, kad Bužas jau jisai nebekažikės, nebekovojo. Vyrų plaučiai svirklesni, moteris atlaiko. Jo, o Viktorija iki pat paskutinės yra išbuvus. Žinau, kad mama dar važiavo į Rietavą, ten dar atpažinimų ir šio ir to, bet žinot, viskas jau buvo tiek metų praėję, tai nelabai. O tarp kitko, dabar prie linksmesnės temos, kaip urbonai. Mesgi Sibire kartu vienam barake gyvenom, ar ne? Tai aš labai gerai prisimenu, aš dar tokia buvau visai nekokia bėda, dar mane, žinau, kai 1 klasė nepriėmė, sakė, per maža esi, tai buvo ašarų pakalnė, aišku. O kai tuokėsi Kazimieras su Izabelė, aš gerai žinau, kad mūsų vaikus paliko namuose, buvo dar amžinatilsį baba gyva ir senolis. Tai mama iškepė iš maltos mėsos tokį ežį, su bruknėm akyse ir su makaronais. Ir jie ėjo pėsčiom į tas vestuves, o reikėjo eiti per kalną, per kalnus tokius, reikėjo eiti. Išėjo pėškom, aišku, pėškom ir parėjo. O paskui, kai gimė Adomas, toliau Antanas, tai mano mama buvo jo krikšto mama, bet kai gimė Viktorija, niekas negalėjo prieiti prie Viktorijos. Jis saugojo. Taip, saugojo vyrai, čia yra mūsų sesė ir tik traukitės visi šalia. Negalima sesės liesti, taip buvo. Nu, paskui kas jau kaip. Žodžiu, tik tai tiek, kad mano mama labai bendravo su Izabelė. Ir taip pat... Jei tautinius rūbus vestuvės paskolinus su mama. Nu, taip. Tarp kitko, tie tautiniai rūbai, mano, reiškia, mamos vestuvėse buvo. Per atgimimą aš jais vilkėjau. Taip, tie patys rūbai. Ir dar, kai buvo, aš dirbau kurį laiką globos grupiai su vaikais, tai ten irgi buvo aprašyti tie rūbai, viskas ir buvo pateikti kaip istorinė tokia medžiaga. Ir tebeturi? Taip, tebeturiu. Tik tai bliuzelės nebėra, kadangi jinai buvo ten, nežinau, ar markizetas, ar krepžoržetas, kažkoks tai, nelabai jau ten jie išsilaikė. O šiaip rūbai, taip. Ir į Sibirę vežės? Taip, jie buvo į Sibirę, tie rūbai. O juk Sibirė, taigi buvo šokių ratelį, buvo suorganizavę. Ir kas tik turėjo savo rūbus ir visi. Bet kaip dainuodavo, aš muzikiniai klausos, bet aš verkdavau. Aš vaikas supratau, kas Lietuva tik per dainas.
O Dainos pavardė Tubučių. Taip, aš galiu dar tokį atvejį papasakoti, nors galbūt aš jau per daug išsiplėčiau. Reiškia, kai buvo pastatyti Sibire kultūros namai, ir žinot, jau buvo iš lagerių grįžę. Jurčys buvo grįžęs, chirurgas, paskui jo brolis buvo, paskui vidaus ligų gydytojas toks irgi iš kaip jau buvo? Kvedaras buvo grįžęs. Nu ir žodžiu, ir buvo muzikos mokytojas, buvo lietuvis, bet jau dabar neprisimenu pavardės. Ir žinau, kad muzikos mokė mokykloj, paprastoj mokykloj, ir visada, reiškia, buvo tų jau tokių, nu kaip, jaunų tada dar žmonių, choras suorganizavęs. Buvo suorganizavęs ir tas dainas lietuviškas vis dainuodavo, o buvo turbūt spalio šventės ir jam buvo pasakyta, arba tu suorganizuoji chorą, kad kultūros namuose padainuotų bent porą dainų, jeigu ne, bus išmestas iš mokyklos. Nu ką, prišnekino žmogus, nenorėjo lietuviai, bet prišnekino, ką darysi, reikėjo gelbėti mokytoją. Nu va, ir aš prisimenu tą koncertą, aš jau buvau tokia paauglykė, taip, ir tykus buvo vakarėlis, dainavo tą dainą, ir dar vieną, bet dabar jau neprisimenu kokią. Tai tikrai buvo nuščių salė ir klausėsi, nes balsai visi buvo, Juška buvo toks, jeigu kas prisimena. Mano brolio, kai mažesnį buvo dar, tai važiavo mano su Kazimieru, dviračiais. Ir vienu žodžiu, kelias iš pradžių į kalną vis nespėjau su juo važiuoti. Sustoju šau Kazimierai. Pasilikau, palaukiau, važiuojam toliau. Pasiekėm tą kalną viršūnę, kur buvo tie kėdai. Jis surado tą įrankį ten seną. Nu, vienu žodžiu, kaip tas purtint medį. Ten irgi, gal kokių 5 metrų irgi kartis ant jos kūjis. Vienu žodžiu, rasta galas. Nu, tai pastatė į žemę, atrėm ir prie viršūnės kiek pasiekė. Bildina. Su šniūru tanko ir ding. Šniūru tą kartį lenkė. Visą kartį vienu žodžiu į stiebą. Kankorėžiai tiek byra, renkami maišus. Nu, paskui nakvynį laiks ruoštis. Padėkom nakvynį. Ten šaižau tos riešutus, laužus susikūrėm. Kazimieras neišvažiavo, išėjo vandens ieškoti, vienu žodžiu. Turi būti kažkur upelis ar šaltinis, nebežinau. Šaltinis tikriausiai. Tai nuėjo ten, o aš čia vienas sėdžiu į kažkaip baugo daras. Miško galėtų eiti. Matės ten kamienai nudraskyti ir buvo meškų. Paskui tie tokie burandukai gyvūnai. Jiem irgi reiktų kaip voveraitis panašiai, mažesnį kiek. Grįžo nugarą. Dėžuoti. Nu, bet vaizdėja. Laukia. Šiurpuliai eina, buvo išvažiavo tos riešutus. Ir paskui parvažiavęs, nu, vienu žodžiu, rudenį, grįžome į mokyklą, per pamoką prašyti savo nuotykius. Tai vod parašiau apsakymą iš tos dočki rašė. Mokytojas skaito, nu iš kur, sako, nusirašė, iš kur nusirašė. Ne, aš čia savo kūrybą. Sak, taip gražiai surašyta. Koks įspūdis buvo. Tokie prisiminimai. Nu, o paskiau mūsų tėvelis su tais darbais pavargo. Lietuvoje tai dar meškeriot vienas iki radį tave vedėsi, ne visi vedė Lietuvoje. Nu tai... Babulelė? Babulelė vedė. Meškeriot mes ėjom Sibirė. Sibirė. Ir tu ėjai meškeriot. Tai aš tik baidydavau žuvis. O tu pradėjai verkti. Noriu namo. Ten kiek metų vyresnis esi? 2 metų. Ai, 2 metų. Skirtingi vaikai. O aš vaizdžiausiai tai prisimenu savo paklydimą. Aišku, ten skūsdavau gal mamos kalbos, gal babulelės kalbos. Juk aš buvau pasiklydęs, 4 metukus, 4,5.
bulves sodindavom, toli užgyvenę. Kiek ten toli, kokį kilometrų? Mes paskutinį pavasarį bulves sodinom, bet jau jų neapkasim. Nebekasim, išvažiavom į Lietuvą. Bet sako, neužaugo tada žiūbulis. Nu, mes su Adžiu kiek ten patalkavojom, kelias bulves įmetėm, paskiau gėlyčių. Adis atsibodo tos gėlytės įparėjo, o aš kaip būsims miškininks, man toliau reikėjo. Nu, Adi, eik pažiūrėk, kur tos antaniukus. Kas sako, nebė antaniukų. Tėvs kastavo į žemę, visi namo, sako, o jis mane pėdas ralate būdavo vieno žmogaus bulvių lopinėlis, kito žmogaus. Jo aš labai protingas. Prie upės priėjau ir palei upę drožių, tik ne į tą pusę, tačiau, kas žinau, kas kalba. Į tokią Rusiją babūnę per lieptą moja, ten prie tos Ilkos, prie tos plačiosios upės, gan plati, kokį, 10 metrų, nebuvo 10. Nebuvo tai... Nu, tada buvo platesnė. Bet aš labai griežtai laikiaus upės, iš pradžių palei pat vandenį eiti, bet ten labai smėlis klampus. Jau tiek iki kulkšniukų man paskiau paleidau dūdas, dar upės vagos laikaus, bet jau einu kur lengviau. Jau prie mat vandens nebestoju. O paskui žiūriu, girdžiu kažkas šaukia. O kiek ten tobulėjimo? Tobulėjom iki kokios 2 valandos ir paskiau tubučiai mumis lydėjo, mane dar ant pečių nešė įstoti į tą siauruką. Į siauruką važiavom iki Ilkos. Kur tu prisiminsi, kad tu mažą buvai? Mažą buvai? Na, tu čia buvai. O kaip Ilkoje pas Latvius gyvenom? Kokias 3 dienas mes išgyvenom. Traukiniai pilni. Ten ateini prie traukinio, jis arba sustoja ir pasako vietų nėra, arba mamai pamauna. Tu leis biški vyresniem prisiminimus. Dėti gerai, aš tą pabaigą. Ne, dabar... Įdomu paklausyti, Anas tiek neatsimenu. Ne, dabar aš iš Benutės norėčiau papasakoti. Aš nebeatmenu. Ne, jūs iš mamo žinot. Buvo, aš apie Šlepečius pasakojau, kad jam Moliūga šautuvo buvo rėmė. Bet pas Urbonus buvo dar liūdniau. Vyrus paėmė be mamos vaikus. Jumi 2 paėmė mažiliukus. O mama buvo Klaipėdoj turgui. Pati prisidavė, ypač nesakydavo, tu nekremtinė. Dėl to jam savanorė gavo 5 metus. Tėvelis gavo 10, o kadangi savanorė, išgeriam Antanui pasakojimą, norėjau Sibirą pati. Aš jau, man tie pasakojimai nesibaigsiu. Iškirsti miškai ir padaryta, iš viso dirvožemio erozija gavosi ir nieko nebėra. Tik tai bagulnikai kalnuose, aukštai kalnuose, tokie yra rūžavi, panašiai kaip šitą tokios kalnos kalnai žydi pavasarį. Žemaitija toks mandras iš miestą, man sako, Rokforo sūrį. O ką mums atrodo? Nu, toks jak supelės. Ne, to neturim, bet turim į kumpį Rokforą, į dešros Rokforą, į Daunas, į batoną Rokforą. Kodėl nunaimi, tau putrė sūrį reikia. Mazalės, kaip pas mums mazalės, Bet uogas valgomas. Ne, žiedai. Buvo tik antras Urbonas Girėnas. Pirmasis Jonas atėjo nuo Kvedanos pusė iš Lembo, iš kokio kaimo, ne iš Lembo, gal dar toliau. Atėjo, apsiženijo našlę. Reiškia, ūkis buvo, moteris buvo, vyro nebebuvo. Ūkininko nebuvo. Užtupas pasidarė. Užkuris. Girdėjau per televizorių, čia ne žemaitiškai, bet... Užtupė vietą kito. O šiaip sako užkuris. Ir žinokit, ten buvęs yra labai didelis ūkis. Dar vieno dalyko gal ne visi žinot, Urbonai vakar nuotraukas rodžiau,
visa žemė buvo suskirstę į laukiukus. Po 2 hektarus buvo aptverta tom grūstiniam tvorom, va tom paistrižom. Niekas kits iš kaimynų matėlis sakydavo, nu, kodėl mes taip durniavom? Nu, taip nuo senovės buvo priimta, taip bus gerai, gyvulius čia įvarai, čia šienauji, čia bulvės, čia kas. Visas lauks buvo 2 hektarų gabaliukas, tokia tvora, kur nekiškis nepraeis. Bet čia rėžiais skaitydavo. Ne rėžiai, ne kimiausiantai, žemės su sklypeliais. Ir paskiau, kokias jie privilegijas turėjo, sako, dar prie mano senelio ir miško 100 ten tų margų buvo aptverta ir gyvulius nereikdavo ganyti, įleidė į tą aptvarą ir gyvuliai grįžta. Ir neišeina. Tai va. O jūs, teta Marija, papasakokit, sakydavo, eidavo ant ant lenktynių. Turėjo ar žilajuodą, kurį rusai paskui pavogė, ar išmainė. Ir jūsų, ne tėvelis mūsų, jūsų tėvelis eidavo į lenktynių iš atlaidų, iš Rietavo, kas greičiau parvažiuos į Girėnus. Ir gerą ryščią, kai kada gali iš šuolius pereidavo, tai sako, vištam ne vieną į suvažinėjimą. Tai katras čia taip reiškia? Rekašius lenktyniaudavo su Urbono Antanu. Tai jūsų tėvuks mūsų. O su kurio Urbono Antanu? Su tėveliu. Jūs gi ūkininks jau 17 metų. Ir kaip peržiūrės nesuvardavęs. Jis man buvo irgi padaręs. Turėjai įsitaisį strėlę, o į antgalį viniuką, į tą viniuką sudildė. Ir iki adatos smailumo. Aš turėjau kaidinukus tokius, aš kai karo vyras, stok, sakau, už kampą aš tokį pataikysiu, kai viniukus nebijok, čia matai, viniukus trumpas, pusę centimetrų. Tai jūs į akį. Aš į kambarį ėjau, tas sviravo dar ta. Tas tėlė sviravo, kol aš į kambarį. Pačiakė, bet ne į rainelę, o į dabar. Tik aš nežinau. Nežinau, tai bet aš tada buvau irgi tolerantiškas. Tu ką dėlį darysim? Sakau, atleisim. Kas taip sakė? Aš taip, mama sakė. Mama sakė, ką dėlį darysim? Ką dėlį darysim? Sakau, tai. Nu, kad aš jau drąsiai pasirodysiu man į kailiniukus, bet į kailiniukų į akį. Jis tikras šaulys, ministeris. Į kailiniukus nesunku pataikyti. Tikras šaulys. Jau šiek kai kuriems sakiau, biznierius savotiškas. Linus supirkdavo čia. Bet tas buvo tik prie caro. Nes jis gimęs kelintais turbūt jos galėjo 860-ais, kelintais gimęs. Jis buvo didelis prekybinis. Į rogės kiek tik tai telpa, ten sako apie toną eidavo pakrauti, jeigu geras žiemos kelias. Į Rygą jis gauna ten ar 4 gubai, ar 5 gubai, bet atsiskaito su kaimynais, jam dar lieka daug. Tik tai paskui jam šeimos, tai gal ir ne visai gerai sekėsi. Jis su pirmoji mirė, iš pirmosios vaikų 2 nelaimingai mirė, o Danutė Ježys Miškinienė. Jonas nuskendo kažkokiam neaiškiam aplinkybėm. Gal ten yra aiškios, neaiškios. 16 jaunas. Jonas buvo mūsų tieniausias, o Pranas vyriausias. O Pranas tai buvo vienintelis iš tų senųjų Urbonų, kuris buvo gavęs tikrą mokslą. Aš nežinau jau, gal mokytojų kursus, kokius buvo baigęs ar ką. Ir va čia kaip tik Jadzės nuotrauka, kažkas man. Bet gal pas Jadzės. Tas jo vaikų ten tada liko? Ne, ten neturėjo, ten tokia savotiškai nelaiminga meilė. Jis įsimylėjo savo gimnazistą, o meilės ten nebeišėjo. Čia apie tą Miškinienę? Ne, čia apie Pranciškų, apie Praną. Tai gal jis ir pats mūsų taip padėgėte. Tai gal pats taip padėgėte. Tai jis paskiau, to gal irgi nesat girdėję, bet jūs turėjot girdėti. Senasis Urbas ar 6 ar 7 koplytstulpius buvo pastatęs. Tai prie upės, tai kelių sankryžoj, tai prie tilto.
Va, į dabar tebe stovi. Ir kada stovi mes nudažėm dar, su pirmu vyru važiavom. Tai kur iš Girėnų važiuojant senųjų kelių? Tai važiuoju į Bėdarną, iš centrinių kelių. Jo, ten į Aitos bokštas, tai ten turi važiuoti mišką, paskiau perėš dar tą Aitą, tą upę, ten miškėje, ten moteris. Kartu važiavo, ten labai gražiai koplyčių, miškas atvažiuoja laiko. Tinginiai, kaip jie žalimai nežaidė. Jie išdavė. Sako, ką daryti? Sako, gal geriau tada Antanas siūlo, gal geriau eiti prisipažinti. Antanas nuėjo prisipažinti, o kaip jie atitrankė, sako, mėnesį ant nugaros negalėjo gulėti iš vis. Bet kažkada išgėręs, taip jau Antanas jau sako, sykį ant tiltų, sustinku 7. Nu, rūpus minutės, sako, sumešiau iš jos visus į upę. Bet va, jie ginkluoti. Sako, kas man reikštų, sako, sumėtyčiau aš juos nuo įtrošką, o to pykčiai išėjo. Antanai, tu užteks kalbėti, sakai. Pristums tą, Samosvalą vadinam. Įmesdavom žvyrą į tą mašiną. O čia Lietuvoje jūs yra? Sibirė, vasaras, jų dirba. Žvyrą reikia kasti. Ir sakau, jau tada su mama sudėlėjau, kad jau va man nupirkšta pelinį medžiagos pas jūsų suknelį. Nuėjom į parduotuvę, kaip tik tai šlepėtis pasitai. Ką, tokiais nariai dar reikia šitą pelinį suknelį? Aš kažkokį savaitę verkiau, man pagavėjom, neįnu per. Šitą pelinės moka pelinį. Tie vyrai visą neapškėdavo. Bet aš tapelis koks buvo. Pati Neįnu tokį gėlytą. Taip, gėlytė, aš irgi prisimenu, kas Karaličienė dar mums sugrąžino pas Siovą. Ėjom, žiūrėti, kokį čia. Taip, tas tapelis tai kartu visą. Mano šliubinis saknelį buvo užlėkta. Ir bateliai buvo medžiaginiai sukreidami. Jo, taip pat. Tanko milteliais tais vadinamais. Tai sakau, per Google pasižiūrėjau, nu karjeros geros iškasė. Nu, bet tai visi pasikim, visi grįžote ir tą Lietuvą viskas, bet irgi tas pats buvo ta varžystė. Nes aš, pavyzdžiui, savo vaikystę, kaip prisimenu, irgi mano tėvai nelabai, kad atrodo gyveno. Irgi, va, kaip jūs sako, ten tos batelius tenais su kreidais, su pompėm tepėm. Mes irgi tepėm su kreidais sporbačius, kad baltesnį būtų, dar ką nors, kad Tai čia tai buvo irgi tas tapelis, irgi buvo prie to paties, taip, dar prisidėjo vardas ilgesys. Jūs žinotumėt taip, buvo piešiama ta Lietuva. Nu, aš, pavyzdžiui, taip įsivaizdavau, kadangi aš grįžau be tėvų, vienas su seneliu grįžau. Tai buvo iš viso, tarp lietuvių buvo tokia kalba. Visada, tiek per šventę susitiks ir dainuos, nu viskas gerai. Ir būdavo tokios kalbos, kad mes, vaikai, įsivaizduodavom, kad čia yra rojus žemė. Va toks būdavo, va toks supratimas. Nu ta nostalgija. O kai aš atvažiavau čia, ir aišku, aš dar plius be tėvų, nu nežinau, kiek mano nulaistyta ašarų yra. Ir tavo į lauko tualetą užsidarai, užsikabini, nu ir varai, kiek įmanoma ašarų ten. Arba, pavyzdžiui, išeidavo aš į kokius krūmus, į kalnelius, visur eisi ir būdavo ir dainuoji, ir verki kartu. Nu buvo tikrai. Aišku, čia buvo, bet tas įsivaizdavimas, kad ta Lietuva yra rojus žemė. Taip. Už tai ir tas toks nusivylimas. Ir aš, pavyzdžiui, beveik pateisinu, kad Jurčys, juk prisimenat, Marytė, chirurgas Jurčys buvo. Juk toks abstinentas, nė vieno lašo. Aš prisimenu, brolis
per naujus metus nulūžo koja ir ta koja buvo apsukta. Žodžiu, pėda atsidūrė ten, kur kulnas, žodžiu, va taip. Ir jis iš kažkokio, tai ten buvo antrą naujųjų metų dieną, be jokios narkozės, be nieko, mes tik savo senelį išvarėme į barako galą kažkur tai, kad nematytų, negirdėtų, nes senelis be proto Jurgį nemylėjo. Na, tai jam pasakė broliui, jeigu rėksi, tai taip ir bus. Viena koja eis pirmin, kita eis atgal. Taip, tai jokios narkozės. Tai jis kumštį paėmęs taip lovoj, įsikando, aišku, ten jau varvėjo viskas, nesvarbu, bet jam reiškia, bet atstatė. Ir tas gydytojas, nu aš sakau, jis buvo ten garbinamas, kaip vos neantraukų nešiojimas, jį taip gerbė. Bet jis, kai čia grįžo į Lietuvą ir pradėjo dirbti, ir aš taip įsivaizduoju, tas toks nusivylimas viskuo, viskas, jis pradėjo dirbti. Nes kadangi čia visiems Lietuvoje pasirodė gal kaip nebereikalingas, nes tai yra buvo tos... Taip, kas tai? Šiaip taip atstovėjom, gavom. Nu, bet nei aš, nei manęs leidžia vienos važiuoti brolis, nei pats važiuoja. Nu, tai iš Klaipėdos buvo tokia moterytė, jinai iš lagerio savo vyro palaikus parsivežė. Tai mes jai atidavėm tą bilietą. O aš paskui galvoju, man birželio 1 mirk atsikelt reikia būti darbe, atidarimas yra, man mirk atsikelt reikia būti. Ką daryti? Sakau, kas bus, tas bus. Einu pas aerouosto viršininką. Neužmuš, nueisiu. Galvoju dar, butelį turiu, dešrų turiu, saldainių dėžių turiu, visko turiu. Nu, gerai, pasipuščiau padus ir einu pasibeldžiau, jaunas toks, pasisveikinau. Sakau, žinot ką, aš jums tiesiai šviesiai sakau, ką aš turiu. Dešros ten, degtinės, visko turiu, bet man reikia į Pabaltį parskristi. Nesvarbu, ar tai bus Minskas, ar tai bus Ryga, ar Vilnius, nesvarbu, sakau, ar Kaunas, bet kur. Nu, tai sakau, sakykit konkrečiai, kur jums reikia. Nu, sakau, arčiausiai tai būtų Ryga. Reiškia parvažiuoti, nes į Vilnių nėra reiso, nu, arčiausiai Ryga. Tai gerai, už 20 minučių prieikit prie tokios ir tokios kasos, bus bilietai. Aš tik tai greitai, o buvo karštis siaubingas. Aš žiūriu, kad mano dešra pradėjo pelyti jau tas viršus. Aš greičiausiai, nu, iš kur aš gausiu tualetą, nusausinau gerai. Jo, ir turėjau įsidėjus gražų raiščiuką, viską, sudėjau viską. Ir vėl nuėjau pas tą viršininką. Va, sakau, viską, ką žadėjau, atnešiau. Sakau, kur jums padėti. Bet sakau, pas jūs baisiai karšta, biškai apipelėjo dešrą. Saidiot, neperžiūvai. Nu, gerai. Sako, va, yra šaldytuvas, dėk viską į šaldytuvą. Aišku, labai gerai. Į šaldytuvą, prie kasos, bilietai jau yra stovi. Padėkime. Viskas tvarko. Nes matai, kaip yra. Kiekvienam reise aerouosto viršininkas turi 4 rezervinės vietas. Turi. Nu, va, tai man šovė į galvą. Gerai, kad šovė į galvą. Kai ta kazaka užsiprina su automatą iš rankos ir atsivaro, va, sako, vadį pagalvoju, vorų nešau. Imkit, sako, tą savo vadį. Tada jam praėjo gerai. O paskiau, kaip ten buvo, kai jis pabėgo iš to sport punkto telšiuos. Ar Belutė nežinot. Reiškia, jie buvo surinkti. Ar prie bažnyčios, ar po kaimus buvo surinkti ir išvežti telšius. Jam priklausė Berlynui 44 gruodis. Jie, kaip ten išsisklaidė, iš tų telšių pabėgo, jis pasakojo, kaip per Karėnus grįžė. Ir mūsų netistasis nežinojo, kareiviausius nušavo, ne Sibirė nušavo, Lietuvai nušavo. Jis iš tų telšių bėga ir sako, turėjau šaliką, o šaliką kažkur neuždėjau tausiu. Žmonių sako, pašalia, aš jau liktai nieko. O pas mane varvėjo, išbėgo, pats vakar. Kažkaip su šlepečiais tai keistai būdavo. Kur jie palaidoti, nežinau. Ir mamytė net nežino. Nu, ten
kažkaip keistai. Gal seniai jie buvo vyra, bet man pasakė, kai Žemijos turėjo brolį. Tik brolį. Bobulėlė invalidas. Brolis buvo mažiuks. Tai aš visą laiką bijodavau dėl visų, kad gali atsigimti. Jis buvo tikras neužauga. Bet tas neužauga, matyt, dėl kitas dėl lygos. Šlepečio brolis. Šlepečio pats tai aukštas buvo. O jo broliuks, kad taburetės tai kojas tabaluoja, nepasiekė grindų. O kur tas Pranciškus palaidots, kur jo tėvai, gal tėvai kaimo kokie kapeliai buvo. Kada, kai Leokadija atėjo į tą ūkį, jau tų tėvų nebebuvo, o jie du buvo darnai, nežinau kaip. Bet Bobubliai paskui, kad sunkiai Lietuvos laikais kūrėsi. Sako, Musiukui pylė mane. Kad vien žodžiu, kai kūrėsi tie jų Žemaitėlis pašnekė išgerą. Išgerą Žemaitėlę. Tai jį patėjo Leokadija, o jie buvo neščia, bet moteris buvo stiprios ir pjaudavo, sako, plėdėdavosis joms, lietuvai jos miškų, reikėjo statytis viską. Suslakau. Kaimynų padarė 50 dienų. Jie kažkaip tarpusai pradėjo. Nedamatas. Tai buvo, kad mes urboniukai buvom tokie pat jauni, kaip ir Danutės vaikai, beveik tokie jaunumo. Ne, tai jeigu į dieną iškentėjau, tai neberūkysiu. O, pasižadė visai giminiai, žinot. Šiandien pirmą dieną nerūkau. 10 metų stažas. Nu, galėtum ir mes. Ne, tai jau nevertis. 10 metų, normaliai. 40. 10 metų. Ką tu tiek dar negyveni? 10 metų mažas pradėjo. O kaip tavo tėvelis pabaigė Pranciškaus bažnyčią, ar nepabaigė? Nu, nežinau, mamit, a ten jau baigta ar ne? Nu, kad jie negražiai baigti, tai tu turbūt viskas baigtis. Nu, baigti, dar neišbaigti. Nebaigta, ten neturi padažyti, nebaigta būti. Kadangi Pranciškus kažkada turtinys, paskui turtą išgalėjo. Tai už tą bažnyčią tokį padarė, kad reiškia tie kolonus, reiškia nedažytos, altorius akmuo. Bažnyčių yra, reiškia, ant stiklos stovi ant altorius. Ant stiklos stovi. Koplyčių. Pačiai bažnyčiai didžiulis akmuo. Didžiulis mačiau, nupjaus, stavė šis gražus. Man patiko. Reiškia, kadangi jis buvo, reiškia, toks žmogus. Ne, dabar iš viso apmai prisikėlimo bažnyčiai mes jau dėl altorinių darbų. Vienas. Ir dabar yra tik tai laiminantis Kristus prisikėlęs. Daugiau niekai nebus. O ten, reiškia, kaip kitur karyto kryžė, o ten, reiškia, iš muziejaus paėmė tokį kryžį, prieš 100 metų matyti, kad ten nesuprasi. A ten Marija klūpo po to kryžimą. Kas nami žodžiu, jau yra susijęs. Vis pamats jau išėlis, tik tai viršūnį paėmė. Nu pa, viršūnį to reiškia. Žodžiai pradėdavo Lietuvą. Nu ir užpuolė pilį, kad žemaičiai nuviliojo į pelkę. Nu ir ten jos tvatin. Vokiečiai tie su šalmais. Nu ir du per galvą sako, Vokietis, Vokietis. Nuo to kyla žodis Vokietis. Thank you.
Thank you.
Nu, jam gal tas fotografas mane nervavo. Tai gerai, nu tai aš nenorėjau. Ne, ačiū, tikra nuoširdis, ačiū. Nu, jau visakau surūkšė. Pasileisim ir žiūrėsim. Akis mato, kad nebegali. Saldainių valgyti. Nu viskas, ten prašom sėsti. Viskas. Neišėjai. Tai mum išeit jau. Griežtai, prašom. Aš esu mažas, atsiskaisu dėdėj. Nu, tas jau tas športinis, negali žiūrėti, kad jį užstotų. Reikia omžint gyvenims įtrums, reikia naudotis kiekvieną sekundę. Pusseserė sūnus, mūsų urbonų pusė. Mūsų pusseserė. Aš jam dėdę. Aš teta jam. Jaunesnė beveik. Panašiai kaip pusbroliai. Aš dar noriu parodyti datą, tam, kur prižadėjau. Urbonų. Gedvilėnis amžius čia parašyti, kada gimus, kada mirus. Bet aš akinių dabar neturiu. Gedvilėnas. Dar vienos tos Kleibaitės. Kleibaitės. Čia galima. O. Ant 896 gimimą. Tai Ana yra vyriausia ar už Leokadiją jaunesnė? Nu, kuomet jau... Jaunesnė Bobulėlė 80... Ne. 96 kokių. Ne, Bobulėlė 95. O ne, tam pati seniausia. Nu, jį pati seniausia. Jūsų mama kelintų buvo? 99. Nu, jauniausia buvo. Man atrodo, kad 95 kažkur įsirašo.